Gegužės 18. Mat mes įtikėjusieji įeiname į Atilsį. Laiškas Hebrajams 4 skyrius 3 eilutė. Tiek, kiek mes pasitikime viešpačiu, tai tiek ir ilsimės jame. Tas, kuris pilnai tiki, pilnai ir ilsisi, o tas, kuris iš dalies tiki, iš dalies ilsisi. Ideali dvasinio Izraelito būsena – tai pasiekimas tobulo poilsio, tobulo sabatos laikymosi esant dabartiniams išbandymams, bei laukimas ir siekimas kito tobulesnio poilsio, to tikro poilsio ištobulintame būvyje, to poilsio, kuris lieka Dievo žmonėms. Taigi stenkimės įeiti į Aną Atilsį, tai yra sabatą, kad niekas nenupultų, pasiekdamas tuo pačiu nepaklusnumo, netikėjimo, tai yra kūniško Izraelio pavyzdžiu. Laiškas Hebrajams 4 skyrius, nuo 9 iki 11 eilutės. Žydų kas savaitę atliekama sabata, su jos poilsiu nuo darbo ir pagarbos atidavimu Dievui, tiksliai simbolizuoja tūkstantmetinę sabatą, su jos poilsiu nuo prakeikimo ir tarnavimą Dievui. Išteisinimo per tikėjimą pagrindų priskiriamas mums, tūkstantmetinis poilsis tobulume, ir suteikiama galimybė per tikėjimą turėti poilsį Kristaus užbaigtame darbe. Savo pasišventime stropiai dirbkime net iki mirties, kad galėtume įeiti į poilsį, kuris išlieka Dievo žmonėms garbingoje Dievo karalystėje. Klausimai: ar šią savaitę džiaugiausi tikėjimo poilsiu? Kaip, kas man tame padėjo ir kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Mat mes įtikėjusieji įeiname į Atilsį. Laiškas Hebrajams 4 skyrius 3 eilutė.